Skydliaukė dalyvauja mūsų kūno sezoniniam prisitaikymui. Skydliaukė dalyvauja mūsų prisitaikymu prie žiemos ir vasaros sezonų. Nes yra viena medžiagų apykaita, kuri reikalinga mums vasarą, jinai mus vėsina, ir visiškai kita medžiagų apykaita reikalinga žiemą, kai jinai mus šildo. Ir būtent skydliaukė, kadangi yra atsakinga už energijos gamybą, jinai labai aktyviai dalyvauja šitame procese ir būtent tame perėjime. Tas perėjimas yra labai sena biologija, tai yra mūsų galvos chronobiologijos reagavimas į dienos ir nakties ilgį. Ir dabar dėl klimato atšilimo yra visiška nesąmonė. Pavyzdžiui, mūsų galva sako, kad yra pavasaris ir mes visi laukiame čia to pavasario, o oras yra to, koksai yra. Lygiai ta pati situacija dabar yra ir rugsėjai, kai dar vis vasara, o jau diena trumpėja ir mūsų galva sako, žinai, gal vis tik tai jau reikia pradėti ruošti žiemai. Ir būtent štai vietoje gaunasi labai tokių įvairių paradoksinių dalykų, kai žmonės, pavyzdžiui, vienas tipinių simptomų yra, žmogus sako, aš kiekvieną rudenį ir pavasarį sergu bronchitais. Arba man kiekvieną rudenį pavasarį yra sinusitai. Tai va čia yra klasika. Čia yra klasika, kad reiškia, kad skydliaukė ir kepenys nespėja pertvarkyti medžiagų apykaitos iš vasaros į žiemos ir iš žiemos į vasarą. Tai yra tokie kritinis momentas, kaip minėjau, apie rugsėjį, ir kitas kritinis yra vasaris kovas. Kodėl čia kovą ir vasarį visi šitais gripais serga, netikėtai. O kodėl visi atėjo į mokyklą, rugsėjį staiga vėl pradeda sirgti. Ir tam yra priežastys, kokios tos yra. Ir būtent dėl to yra labai įdomu, kad padėti savo kūnui yra pakankamai aišku, kada reikia tą daryti. Kaip minėjau, medžiagų apykaita ir kepenys labai svarbu, nes kepenys tiesiog senas struktūras sunaudoja ir paleidžia ten, kuriam reikalas, arba pagamina naujas. Tai vadinasi, tam, kad mes nesirgtume pavasarį, jau kažkur nuo sausio mėnesio, nuo vasario yra pats geriausias laikas, kada mes galime detoksikuotis. Tai yra padėti savo kepenims, savo medžiagų apykaitai, naudoti lengvą maistą, lengvai virškinamą maistą ir visokius kitokius detoksikavimo būdus, kokios mes turim. Lygiai ta pati situacija yra rugpjūtį, rugsėjį. Tam, kad mes nesirgtume rugsėjį, spalį, lapkritį, būtent jau rugpjūčio pabaigoje, kai dar labai karšta, reikia pradėti galvoti apie tą lengvesnį maistą, padėti savo kepenims, savo skydliaukei pereiti tą sezono adaptaciją.